Tripsai, baltasparniai ir kiti kenkėjai gali labai sugadinti mūsų derlių ir mūsų nuotaiką. Todėl šį kartą aš padarysiu savo šiltnamyje tokį eksperimentą, prie kurio kviečiu prisijungti ir jūs. Ir aš savo šiltnamyje dabar pakabinsiu specialias gaudyklas, spalvotas gaudyklas. Visų pirma, jūs turite žinoti, kad šios gaudyklės neišnaikins visų jūsų kenkėjų. Tikrai. Šios gaudyklės skirtos visų pirma tam, kad parodyti jums laiku iš anksto, ko anksčiau, kad šie kenkėjai atsirado. Ir būtent kada jūs pamatote tų kenkėjų atsiradimą labai anksti, tada jūsų purškimas tam tikromis priemonėmis suveiks geriausiai. Ir būtent tada jums padės netgi ir pačios biologiškiausios, natūraliausios priemonės. Nes kada jau tų kenkėjų atsiras labai daug ir jūs tuos kenkėjus pamatysite ne ant gaudyklių, o labai daug ant pažeistų savo augalų, tai tada kartais net ir stipri chemija jau nelabai padeda. Todėl bandome pastebėti kenkėjus iš anksto. Todėl dabar aš pakabinsiu šias gaudykles savo šiltnamyje, kol viskas čia pas mane dabar sveika. Ir kada atsiras tie kenkėjai, aš būtinai juos parodysiu. Taigi dalyvaukite mano eksperimente arba stebėkite mano video. Būtinai palaikinkite, kažką paspauskite, kad žiūrėtumėt mano video reguliariai. Arba jūs galite tas gaudykles taip pat užsisakyti ir mūsų internetinėje parduotuvėje ir pakabinti pas save ir padaryti eksperimentą kartu su manimi ir po to galbūt ir pasidalinti su kitais sodininkais. Taigi bandome sodininkauti natūraliai ir sėkmės.